Sveiki visi, su jumis aš Zita Baskienė ir konsultavimo centras Matrica ir jūs dažnas girdėjote tokį išsireiškimą kaip karminė santuoka. Tai tokios santuokos būna labai sudėtingos, todėl kad mes sutinkam partnerius pagal savo karminę klaidą. Pavyzdžiui, gyvenau už svetimus pinigus, sutiksiu žmogų, kuris ilgainiui ims gyventi už mano pinigus, jis neuždirbs pinigų. Jeigu aš uždariau kažkam kelius, tai sutiksiu partnerį, kuris man uždarys, neleis, apribos, atims. Ir tai vadinasi karminė santuoka. Sudėtingiausias jos būna, kai abiem žmonėm yra karminė santuoka. Ir aš nesu labai patiklus žmogus, man visada reikia įsitikinti. Ir man labai paviršutiniškai atrodo, kai kartais žmonės sudeda du rodiklius, atima vieną ir pasako, kad karminė santuoka. Iš tikrųjų taip nėra, nes gali būti daug kitų priežasčių ir tie sunkumai slypėti visai kitkame. O karminė santuoka, jeigu mes nubraižysim grafikus, ji būtinai, kad konstatuoti, kad tai karminė santuoka, turi atrodyti taip. Vieno grafikas kažkuriam taške pradeda kilti, kito leistis. Ir matot, vienas viršuj, kitas apačioj. Jie tiesiog visiškai skirtingom kryptim eina. Va tada, kai mes turim tokį brėžinį ir tokią švytuoklę, mes galim sakyti, kad tai karminė santuoka. Tiesiog, ką reikia žinoti, jeigu jie yra tokia, kad tame susidūrimo taške kylantis turi pakelti krentantį. Ir kai ateis sekantis etapas ir jie pasikeis rolėmis, lygiai taip pat kylantis tik bus kitas žmogus, turi pakelti krentantį. Situacija laimingai baigsis tik tada, kai kylantis norės kelti, o krentantis pasiduos tam kelimui ir darys susijusius žingsnius. Tada ta santuoka ateis į pilnatvę. Jeigu nors vienas iš partnerių to nenorės, geriau negaišti laiko. Tai šiandien norėjau tiek apie karminę santuoką